Ortodontinis gydymas būna skirstomas į ankstyvąjį ortodontinį gydymą ir vėlyvąjį ortodontinį gydymą. Kiekvienam vaikui rekomenduojama pirmą kartą apsilankyti pas ortodontą ir tai susėti kartu su rugsėjo 1. Tai dažniausiai mes įvertiname 7 metų vaikus, bet apsilankius vėliau, 8, 9 ar 10 metų tikrai dar nėra per vėlu gydyti ortodontinės anomalijas. Vyresniems paaugliams gali būti taikomas sąkandžio, dantų padėties korekcijos, o vyresniem pacientam, kuriem jau yra pasibaigęs veido augimas ir yra susiformavęs pilnai sąkandis, mes galime atlikti ortodontinį gydymą irgi taip pat, tačiau gydymas gali būti šiek tiek komplikuotesnis, gali prireikti didesnės gydytojų komandos, tai yra gydymo eigoje turi įsitraukti jau ir burnos chirurgas, gydytojas ortopedas, periodontologai ir kiti odontologijos specialistai. Tačiau gydytis ortodontiškai niekada nėra per vėlu, jeigu tam turite kantrybės ir motyvacijos.